žmonės pradėjo matuoti žvaigždžių padėtis danguje prieš tūkstančius metų. Todėl astrometrija, dangaus kūnų vietos nustatymo mokslas, gali būti laikomas vienu seniausių pasaulio istorijoje. To reikėjo ne tik smalsumui patenkinti. Žvaigždžių ir planetų stebėjimas leido žmonėms geriau orientuotis laike ir erdvėje. Šios žinios pravertė ne tik astronomams, bet ir žemdirbiams bei jūrininkams. 21 amžiaus pradžioje visatos paslaptis, jos struktūrą, savybės ir likimą mėginama sužinoti įvairiausiais būdais, pasitelkiant unikalius prietaisus bei įrenginius. Tam naudojami ir galingiausi lazeriai, ir milžiniški požeminiai dalelių detektoriai, didysis hadronų greitintuvas ir be abejo kosminės observatorijos bei palydovai. Vienas naujausių instrumentų – jau metus kosmose skriejantis Gaia palydovas su 2 teleskopais, nutolęs nuo Žemės 1,5 milijono kilometrų. Kam skirta ši Europos kosmoso agentūros observatorija ir ko iš jos tikimasi? Gaia projekto idėja susiformulavo 1993 metais ir pirmiausiai buvo planuojama, kad šis kosminis teleskopas turės fotometrą ir bus žvaigždės pro filtrus stebimus. Na ir kadangi Lietuvos astronomai jau yra pasaulyje pagarsėję, kadangi yra sukūrę savo Vilniaus fotometrinę sistemą, buvo sukaupta didelė patirtis, taip kad mes nuo pat pradžių šitos kosminės misijos buvom pakviesti į darbo grupės. Fotometrinė sistema tai iš esmės yra įvairių spalvų filtrų teleskopams rinkinys, naudojama žvaigždėms stebėti. Pagal tai, kokios bangos ilgio šviesą stebima žvaigždė spinduliuoja, galima sužinoti jos temperatūrą, dydį ir kitus šio dangaus kūno parametrus. Remiantis spektriniais duomenimis, taip pat galima nustatyti jos metalingumą, apskaičiuoti įvairių cheminių elementų kiekį, amžių ir panašiai. Tačiau mokslas nestovi vietoje. Po 14 pasirengimo projektui metų Lietuvos mokslininkai sulaukė nemalonaus siurprizo. Kai ši misija jau įžengė į taip vadinamą gamybos fazę, kai jau reikėjo pradėti visą tą įrangą gaminti, kad galima būtų tos mokslinius rezultatus pasiekti, įvyko netikėtas toks lūžis, sakyčiau. Buvo nuspręsta, kad fotometrinės sistemos, kurią jau mes jau buvome ir sukūrę čia bendrom jėgom, nebus galima realizuoti šitoj kosminėje observatorijoje. Ir tai čia fotometristai mūsų labai nusivylė. Buvo priimtas sprendimas, kad bus stebimi tik tai žvaigždžių žemos skiriamosios gebos spektrai 2 vietose. Tai vadinamoji mėlynojoje bangų srity ir raudonojoje bangų srity. Tačiau mokslo pažanga leidžia šiuo metodu gauti ne mažiau informacijos negu naudojantis fotometriją. Reikalingus filtrus jau įmanoma modeliuoti kompiuteriu, o iš žvaigždės spektro kai kuriais atvejais gaunama net daugiau informacijos. Kai buvo priimtas šis sprendimas, tai mes irgi rankų nenuleidome ir pagrindinis dabar mūsų uždavinys tai yra pateikti šitai kosminiai misijai antžeminius stebėjimus, antžeminius žvaigždžių stebėjimus su labai tiksliais parametrais, kad visą tą gautą su Gaia teleskopu informaciją būtų galima sukalibruoti. Kad Gaia misija būtų sėkminga, iš pradžių Žemėje esančiais teleskopais reikia sukaupti tikslią informaciją apie artimesniųjų žvaigždžių cheminės savybės. Tai tarsi atskaitos taškas, kontrolinė informacija, kurią naudodamasis Gaia palydovas pabandys pažvelgti į mūsų galaktikos istoriją. Šiam darbui Europos pietų observatorijoje 3 metams buvo skirta net 300 naktų stebėti žvaigždėms. Buvo suburta maždaug 300 astronomų grupė tam darbui įgyvendinti. Šiuo metu jau jos gretos šiek tiek ir didėja. Beveik jau 100 institucijų įsijungė į šitą darbą. Na ir labai džiugu, kad iš rytų Europos mūsų institutų spektroskopistų grupė yra vienintelė grupė, kuri priimta buvo į šitą projektą. Per savo gyvavimo laiką Gaia suklasifikuos beveik 1% paukščių tako galaktikos žvaigždžių. Kiekviena žvaigždė bus stebima beveik po 70 kartų.
Tai leis labai tiksliai nustatyti jos vietą erdvėje ir judėjimo parametrus. Šią informaciją papildžius Lietuvos astronomų ir jų kolegų gautomis žiniomis apie žvaigždžių cheminę sudėtį, bus galima apskaičiuoti įvairių cheminių elementų gradientus įvairiose galaktikos vietose. Pagrindinis misijos tikslas – sudaryti itin tikslų trimatį mūsų galaktikos žvaigždėlapį. Gaia detaliai išmatuos kiekvienos tyriamos žvaigždės judėjimą apie galaktikos centrą, taip pat nustatys jų amžių, cheminę sudėtį ir kiekvienos iš jų evoliucijos stadiją. Kadangi žvaigždžių judėjimas priklauso nuo to, kur žvaigždė gimė, bus galima daug sužinoti apie galaktikos formavimąsi. Bus stebima žvaigždės, kurias mes galime pasiekti aplinkui dairantis apie mūsų Saulę. Mūsų Saulė yra maždaug 2/3 atstumo nuo galaktikos centro jos, diske. Tai mes jau į vieną pusę galaktikos pakraštį jau iš principo pasieksim, užgriebsim ir link galaktikos centro. 1989 metais Europos kosmoso agentūra buvo paleidusi Hiparkos palydovą, kuris per 4 metus labai tiksliai išmatavo beveik 100 000 žvaigždžių padėtis danguje. Tačiau naujos kartos Gaia palydovo aparatūra tokia jautri, kad iš tų pačių objektų bus įmanoma surinkti 30 kartų daugiau šviesos. Tai reiškia, jog žvaigždžių padėtis bus galima išmatuoti 100 ar net 200 kartų tiksliau. Artimųjų žvaigždžių atstumai bus nustatyti 0,01% tikslumu, o tolimiausių, esančių už 30 000 šviesmečių, 20% tikslumu. Visi tie kosminiai palydovai, jeigu tik įmanoma, ir antžeminiai visi stebėjimai visą laiką yra jungiami į visumą, kad vienas kitą papildo, kad būtent mes išanalizuotume tą mūsų galaktikos struktūrą ir cheminę evoliuciją. Su Gaia kosminiu palydovu tikimasi, kadangi daug kartų bus stebėta kiekviena žvaigždė, tikimasi ir apie 20 000 planetų atrasti prie kitų žvaigždžių ir kvazarų ten daug atrasti, tikimasi ir 1000 pavojingų asteroidų orbitas patikrinti. Kartą per valandą apsisukdama aplink savo ašį ir skenuodama dangų 2 teleskopais, Gaia stebės net 1 000 000 kartų blankesnės žvaigždes nei matome plika akimi. Su šiuo palydovu planuojama atrasti apie 500 000 naujų kvazarų, tolimų aktyvių galaktikų. Taip pat manoma, jog bus rasta keliasdešimt tūkstančių planetų milžinių prie kitų saulių. Ketinama nustatyti ir bene 300 000 asteroidų orbitas. Kaip ir buvo planuota, po paleidimo ten per 3 savaitės pasiekė tą taip vadinamą vietą, nutolusią nuo Žemės priešingą Saulei kryptimi, kur gali išsilaikyti palydovai stacionariai ten skriedami. Ten pasiekė, 3 mėnesius buvo testuojama, ir tikimasi, kad pirmieji rezultatai mus pasieks 2016 metais, 2017 ir toliau. Šiuolaikinis mokslas duomenis kaupia labai sparčiai. Ir elementariųjų dalelių fizikoje, ir medicinoje, ir net lingvistikoje. Ne veltui sakoma, kad mes gyvename didžiųjų duomenų eroje. Gaia observatorijoje sumontuota pati didžiausia CCD kamera pasaulyje, turinti net 1 milijardą pikselių. Bus 400 milijonų matavimų, tai vadinamas petabaitas matavimų per visą tą laikotarpį atsiųstas. Tai aš taip įsivaizduoju, kad vis dėlto visą tą analizę, ką bus gauti tie rezultatai, tai dar tikrai ten 5 ar 10 metų bus vykdoma, kol visą pateiktą informaciją bus galima įsisavinti ir visas tas išvadas apie galaktiką padaryti. Europos pietų observatorijoje, vykdant stebėjimų programą Gaia ESO spektrinė apžvalga, 2 spektrografais dabar atliekami 100 000 žvaigždžių spektriniai stebėjimai. Vienas įrenginys yra geresnės skiriamosios gebos. Su juo planuojama nustatyti 5000 žvaigždžių tikslę cheminę sudėtį. Su mažesnės skiriamosios gebos spektrografu bus stebimos tolimesnės žvaigždės. Šiame projekte būtent Lietuvos grupiai yra suteikta tokia atsakomybė nustatyti anglies, azoto ir deguonies, taip vadinamų cianocheminių elementų gausas
Šitie cheminiai elementai sudaro gana didelę dalį žvaigždės medžiagos. Jų gausa yra, pagal gausą jie seka po vandenilio, helio, žodžiu, ir turi didelę įtaką žvaigždėje evoliucionuojant. Tai būtent mūsų grupė yra vienintelė, kuri nustatinėja šiuos cheminius elementus ir jau dabar esame savo pirmąją publikaciją mes paskelbę šitame projekte. Šie projektai ypatingi ir todėl, kad juos įgyvendina ne viena tyrėjų karta. Pirmasis etapas – šiuo metu surenkami duomenys, tačiau apdoroti juos teks ir jauniesiems astronomams. Tokie projektai turi daug komponentų. Galvojant apie tyrimų ateitį, būtina kelti astronomų kvalifikaciją, ugdyti jaunimą. Todėl Molėtų astronomijos observatorijoje tarptautiniai kursai buvo organizuoti ne tik Lietuvos, bet ir Baltijos šalių bei Šiaurės šalių astronomijos doktorantams ir magistrantams. Lietuva nėra nei Europos kosmoso agentūros narė, nei Europos pietų observatorijos nariai. Ir kad mums vis dėlto pavyko, kad mus priėmė į šitą bendradarbiavimo projektą, aš manau, tai didelis Lietuvos mokslininkų pripažinimas. Ir vis dėlto, kai pas tave kompiuteryje dabar jau pas mus pusė to GAIA-ESO projekto jau trukmės praėjo, kai pas tave yra spektrų jau serveriuose už 35 milijonus litų kainuojančių jau ir tu gali ten ką nori nustatinėti tom žvaigždėm. Ta prasme, tai tokie labai laikotarpis, sakyčiau, yra reikšmingas ir ypač jauniems žmonėms. Tikimasi, jog palydovas tolimose galaktikose užregistruos 10 000 sprogstančių žvaigždžių, vadinamų supernovomis. Ši ankstyvo įspėjimo sistema leis astronomams Žemėje laiku pasirengti ją stebėti, nes tokie ryškus blyksniai leidžia tiksliai išmatuoti atstumus iki galaktikų. Ši informacija bus viešinama kuo skubiau. Taip kaip tai jau įvyko 2014 m. rugsėjį, kai galaktikoje už 500 milijonų šviesmečių GAIA užregistravo supernovą pavadintą GAIA 14 AAA. Taigi, naujausias Europos kosmoso agentūros projektas tęsia senovės babiloniečių, antikos filosofų ir mokslininkų, tokių kaip Aristarchas ar Hiparchas pradėtus tyrimus, itin skvarbių žvilgsnių žvelgdamas į kosmoso gelmes.